paminklą. Sveiki, kalbamės su žymiausiu Londono aktoriu, ponu Kunigaikščiu. Asmeniškai. Prašom. Sumokėjo apie 800 tūkstančių tais laikais litų, surinko apie 2,5 tūkstančio rinkliavos. Nu, iš žmonių, kas aukodavo už Vytauto Didžiojo paminklą. Ir surinko apie 3,5 milijono litų. Išvažiavo pats į šitą, reiškia, į Ukrainą. Nusipirko granitą, kad būtų pigiau. Atsivežė daug fūrų granito. Ir davė mūsų Kauno meistram iškalt tą paminklą. Iškalė tą paminklą ir ieškojo tą vietą, kurį pastatyti. Turėjo pastatyti Panemunė, kaip anksčiau stovėjo Vytauto Didžiojo paminklas. Panemunė, tai prie kareivinių, prie kalnų. Bet po to galvojo, ten visi ten, reiškia, nariai, reiškia, šito Kauno savivaldybės. Ir mano brolio balsas buvo paskutinis. Laisvės alėja yra Kauno Laisvės alėja. Ir Vytautas turi būti Kauno Laisvės alėja. Ir mano brolio žodis buvo paskutinis. Ir taip ir pastatė. Ir Vytauto Didžiojo paminklas, kuris stovi Kaune, prie mūsų savivaldybės, yra mano brolio pastatytas. Sakykit, prašau, kaip jūsų brolio pavardė yra? Apie 1 milijoną litų į savo pinigų padėjo. Jis kur ištraukė tokius visokius, reiškia, istorijas? Ponas mielas, į internetą, ir pasiskaitykit internete. Kaip jūsų brolio pavardė? Man jam netikit nereikia. Pažiūrėkit internetą. Ir ten viskas parašyta. Netikit, nuvažiuokit pas mano brolį. Jis turi 8 firmas visam pasauliu. Uždirba apie 5 milijonus, ne litų, kitokių pinigų. Tai va, supraskit. A iš kur jums teko žinot, kiek jis turi milijonų? A už tai, kad aš jau konės ploviau virtuvėje. Ir konėse radot pinigus? A konėse neradau, bet aukso buvo. Aukso koinės, arbatos ir koinėse? Nežinau, dabar neatsimenu, kada labai girtas buvau. Ar dažnai tenka išgert? Išgert kiekvieną dieną. Nu, kad ne, aš nemačiau jūsų girto ilgą laiką. Aš išgeriu po truputį, kad širdelė plaktų gerai, sveikata būtų. Teisingai. Taip. Širdis nuo alkoholio irgi priklausoma yra. A, kaip jūs žurnalistas gerite, ištisai ar ne? Aš kaip žurnalistas, aš galiu pasakyti. Nu ką, prašau. Beveik geriu taip pačiai kaip ir tu. O, tai jūs esat nepiliokas. Mano pavardė yra Mėgėjas. Užkirtis. O, užkirtai kelią. Ir Ivdolė. O koks jūsų slapyvardis? Mano slapyvardžių nėra. Aš esu Kęstutis. Ar nebūsit Tamsta Kunigaikštis? Ne, nu, kunigaikščiai iš mano rodinos buvo. Bet aš tai 10 slieku nuo gyvatės, žinai. Tu žvejoji kada nors gyvenime, ponas aktorių? Aš, mane taip nepakelkit, aš ne aktorius. Bet jeigu pažvejot, aš mėgėjas. Aha, ir ant ko žvejojate? Ant svaro ar ant meškerės? Žvejojau ant liežuvio pagrindė. Labai gerai kimba. Liežuvio geriausia kimba. Tai labai smagu klausyt, bet ant svaro irgi kimba, kaip parduotuvinė. Nu, kimba kaip kimba, kiekvienas žvejys turi savo pricepą. Kokią žuvį tenka žvejoti? Aš kabinu ant liežuvio. Man geriausiai kimba. Kokią žuvį žvejojat, šaldytą ar gyvą? Ne, šviežia, ne. Tik šviežia. Aš žinau, kad šaldytą. Kurį dar net prakaitų nesmirdi. Nes šiuo metu yra labai daug jų kanaluose, visur šaldyto žuvies plaukia. Ne, kanalai tai čia jau, žinot, jau už labai pigus pinigus kanalai eina. Jūra, o ten yra žuvis. Ir mergaitės, ir berniukai, švarios, gražus, pinigingi. O ten žvejyba yra. Tai kiek sužinau, jūs esat kunigaikštis, kaip jūs vertinat politiką, kaip jūs laikotės politikoje iš vis, kas čia būtų pas jūs yra geresnio šiai sferai? Žinot, aš asmeniškai esu biznismenis. Geriu superskolą, man gerai pratina mazgus, ir to įsikliu dar superskolą, padarau, sometimes padarau biznį. Reikia kokią brigadą iš Lietuvos įdarbinom. Bet dar vienas klausimas, kaip šitais dviračiais jums sekas? Jūs esate žymus dviratininkas Londone. Baigėsi biznis, baigėsi. Genda tie dviračiai, suprantat, genda. Ne ta kondicija. Dėl ko jie genda? Medinka Čainaja. Dėl ko jie genda? Originalai dabar ne te.
Nėra biznio. Prasta mechanika. Ne, kokybė. Mechanika kaip mechanika liko, bet kokybė. Gal tie dviračiai Kokybė ne ta. vogti, ar ne vogti būna? Ne. Mes vogtų nekad. A kas jūs tuos dviračius pavogė, iš kur jūs Ką jūs man laikot aferistų? Ne. Baikit, ką jūs čia? Iš kur tie dviračiai atsiranda pas jūs? Ar jūs perkat turguje? Žmogus Ar pats? netenka darbo, netenka būto, netenka visko. Matraso netenka, matrasą neparduosi, bet dviratį, tai nors vis tiek ant maisto bus, Ar jūs visą... Kaip jūs nesuprantat tokių paprastų dalykų, Ar jūs visą laiką gyvenote, reiškia, būtuose, ar teko gyventi gamtoj? Jūs per daug, Ne, tai žurnalisto duona, žinot, kokia žurnalisto duona? Aš negaliu taip greit atsakyti, man reikia pagalvoti, tarp kitko. Ar teko jums gyventi gamtoj? Čia žurnalistas klausimas. Gamta mano namai. Teisingai. Neteko, aš visą gyvenimą gyvenu gamtoj. Ar jums teko gyventi? Dabar gyvenu gamtoj. Atsiprašau, ar teko gyventi su žurnalistais? Priluko primyžio daho, nueinu į balkoną ir pamiegu, Ar teko jums gyventi gamtoj su žurnalistais? Gal žinot pavardę kokią nors žurnalisto? Galbūt ir žinau. Gal ne... Vienas toks yra kažkoks tai pašleimėkas, nežinau, iš kur jis yra, kažkokio kaimo ten, Jurgino. Zorba lyg tai vadinasi. Kažkokie blatnas pavadinimas. Zorba? Kažkoks toks yra. Sakė, labai buvęs estrados žvaigždė. Taip kalba liaudis. Bet žinai, kaip aš esu Kauno Jurgis, žinai, tai biznį darau, tai man į tą kaimą niekada nuvažiuos. Tai atsiprašau, ar jūs tą žurnalistą gerai pažinojot? Ar teko su juo išgert kada nors? O, tai išgert man teko su visais. Tai jeigu jis yra žurnalistas, tai aišku teko. Ir ką jūs su juo gerdavo dažnai? Tai jeigu žurnalistas, tai pradėdavom nuo gražių gerimų. O baigdavom silpnais gerimais. O kaip tie silpni gerimai vadinasi, jei nepaslaptis? Vadinasi, jie įvarė vadinasi. Nors vieną pavadinimą pateikit, prašom. O kodėl aš turim teikti? Jeigu jūs negėjote, tai pabandykit, Ką aš jums čia? Už reklamą turėtų mokėti pinigus, ką aš reklamuosiu kitą firmą. O šiuo metu kur jūs randatės? Kokiam mieste randatės? Aš šiuo metu nežinau, kur randuosi, principė randuosi Anglijoje lyg. O miestą prisimenat? Čia kalba angliškai žmonės lyg. Prisimenat miestą pavadinimą? O miestas, tai lyg tai... Palaukit. Palanga? Ne Palanga. Iš kokios raidės prasideda miestas? Vienu žodžiu. Ačiū. Filmuoti, atsibodot. Ačiū už pokalbį.